Vairuotojo pažymėjimo neturinti moteris sukėlė avariją netoli Alytaus. Nelaimė atsitiko ketvirtadienį apie 11 valandą, kai nuo Alytaus Pivašiūnų kryptimi važiavo C klasės Mercedes-Benz markės automobilis. Jį vairavo 24 metų moteris. Kartu važiavo metais vyresnė moteris ir jos šiemet gimęs berniukas, bei 29 metų keleivė. Netoli viaduko mašiną sumėtė ir Mercedesas nulėkė nuo kelio, atsitrenkė į sankasą ir apvirto. Į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės intensyviosios terapijos skyrių paguldytas mažametis. 3 moterims nustatyti daugybiniai sužalojimai. Paaiškėjo, kad už Mercedes-Benz vairo sėdėjo vairuotojo pažymėjimo neturinti moteris. Ji pareigūnams aiškino, kad dėl kelio nelygumų mašina pašoko ir praradusi sukibimą nulėkė nuo kelio. Tikrasias eismo nelaimės priežastis, kurios metu nukentėjo 4 žmonės, nustatys Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai, kadangi nukentėjo žmonės, pradėtas ikiteisminis tyrimas.